Ir dabar žiūrėkime, šitoje vietoje irgi yra kalnas, bet jis, na, va, tarsi iš kažkoks pylimas sukrautas, jis toks nėra labai struktūruotas ir va čia angelas sėdi irgi ant akmenukų, akmenukai, akmenukai. Toks, jis jau yra kalnas kaip peizažo elementas ir dar kaip simbolis jis atsiranda iš karto, bet jo stilizacija jinai maždaug, kada tai jau tokia nusistovi, tai va, tai čia atsakau Ritos klausimą. Rita paklausė, ar neturėjo įtakos vaizdavimo ikonoklazmas, tai yra 8-9 amžiuje jau jisai pasibaigė susirinkimais, tam su visokiam pertraukom, būtent ikonoklazmas. Tai yra tas laikotarpis, ikonoklazmas, priminsiu, tai yra laikas, kai buvo rytinėje Romoje, tai yra toje Bizantijos imperijoje, buvo labai stiprios diskusijos apie vaizdavimą ir oficialiai buvo uždrausti atvaizdai, netgi kovojama ir jie naikinami, na ir taip toliau. Taigi, bet šitas laikas, ką jis padarė ir ką jis davė bizantiniai kultūrai, kad jis privertė teologus labai aiškiai pagrysti atvaizdą, kodėl jisai gali būti, koks jis gali būti, koks, galbūt teologai nekalbėjo, vis dėlto mes taip įsivaizduojam, kad teologai turėjo pasakyti, kaip reikia piešti kalną, ne. Piešia dailininkai ir niekur nėra parašyta, kaip reikia vaizduoti. Bet tradicija būtent tada ir, taip galima sakyti, susiformuoja, išsikristalizuoja, kad kalnas va, toks kaip kilimas į viršų. Taigi, po ikonoklazmo, tai galima sakyti, 9, 10, 11 ir praktiškai iki Bizantijos pabaigos kalnas bus toks panašus. Ir čia sakau panašus labai su didelėm išlygom, nes Bizantijos imperija, reikia turėti omeny, kad tai ne tik Konstantinopolis, iš kur gražiausios ikonos atkeliauja, bet ir Sirija, ir įvairiausiai regionai, ta pati Jeruzalė ten priklausė ir imperijai kažkada, tai laikotarpiais. Taigi, jie yra labai įvairūs ir mes negalime net per valandą apžvelgti visų regionų ir tos įvairovės. Pas mus daugiau va čia dominuoja Konstantinopolis, žodžiu, pagrindiniai centrai, na ir pagrindiniai centrai jau Rusios tapybos. Daugiausiai čia Naugardo. Taigi, maždaug taip ir kalbėkim, kažkur apie 10 amžių, toks tarsi stabilizacija, bet čia labai sąlyginai, nes kitur visai kitaip galėjo nupiešti kalnus. Ir kalnai kitokie, ir tradicijos. Taip. Yra įvairios tradicijos vaizdavimo. Vienur vienuolynuose asketika labiau, kitur Konstantinopolis, kur yra dvaras, imperatorius, vėlgi yra labai išpuoselėta tokia kultūra, iškilmingumas, net tokios dinamikos. Taigi, na, čia galima kalbėti daug ir čia tokia kaip ir trumpa apžvalga, šiek tiek ir padrika dėl to, kad jeigu gilintis ir į tą vieną motyvą, tikrai yra daug reikalų.